Kiekviena kartą sunku nuspręsti atsakymą. Kur aš, ką aš darau čia ir kas ji yra. Vis dėlto čia tik sapnas. Taip, sapnas. Žiūrint į kompiuterio ekraną pasirodė lyg jis būtų gyvas. Nes per anonimo pokalbių svetainę nematome su kuo kalbame. Ir jie lyg neegzistuotų. Tame pačiame mažame bute, kuriame nėra jokių ženklų remonto. Ir tas pats vaizdas pro langą. Tokia yra būklė mano gyvenimo. Taip pat aš baigiau mokyklą kaip ir visi. Buvau priimtas į universitetą. Aš ieškojau darbo ir įgijau gyvenimo patirties. Kurį laiką dirbau, bet dabar esu bedarbis. Todėl sėdžiu namuose ir toliau gyvenu. Šiandien nusprendžiau nueiti į mokyklos susitikimą, nors ir nenorėjau. Šaltas vakaras. Autobuso stotelėje. Laukiu. Man niekada nepatiko žiema. Nors karšta vasara ne mano metų laikas. Šį vakarą autobusas vėluoja, net nervina, kad svarsčiau išsikviesti taksi. Bet idėja grįžti namo neatrodė gera. Susimąsčiau, gal galėčiau pradėti savo verslą. Bet iš kur traukčiau pinigus? O gal grįžti dirbti į ofisą? Ne už ką. Gal tapti žurnalistu, bet ko tam reikia? Staiga prisiminiau vaikystę, kai viskas buvo paprasta ir ėjau gyvenimas kaip per sviestą. Būtent tada sutikau savo pirmąją meilę.
Nors jos išvaizda ir charakteris beveik užmiršau. Liko tik jos vardas ir ką jai jaučiau. Šiandien sunkiai įsivaizduoju kažką tokio nutinkant. Staiga man nutraukė minčių seką mašinos variklio garsas. Autobusas staiga sustojo, jis atrodė keistai. Nors tai nesvarbu, nes 410 autobusas mane nuveš kur man reikia. Aš prisėdau ir išgirdau iš radijo pažįstamą muziką. Nors man tai nerūpėjo. Aš stebėjau pro šalį važiuojančių mašinas pro langą. Autobusas artėjo prie miesto centro ir aš atkreipiau dėmesį į miesto šviesas ir viskas, kas mane supa. Staiga mane ėmė imti miegas. Mano akis užsimerkė tik momentui ir tada. Ryški šviesa pažadino mane iš miego. Iš pirmo žvilgsnio neatkreipiau dėmesio, kas man nutiko, nes buvau ne iki galo pabudęs. Mano kojos mane nuvedė iki durų. O ne, atrodo, aš užmigau ir praleidau stotelę. Aš apsidairiau ir sustingau iš šoko. Aplinkui niekas nebuvo pažįstama, todėl ėmiau kelti klausimus. Kaip? Kodėl? Ar aš sapnuoju? O gal buvau pagrobtas? Bet tai negalėjo būti, todėl suplojau kelis sykius per veidą. Ir nieko nenutiko, todėl atsisėdau priekinėje autobuso vietoje. Įsitikinau, kad aš nemiegu, nes skruostuose jaučiau šilumą. Po kelių minučių išskubėjau vėl apsidairyti lauke. Ir mačiau tik žalumą, kiek akis užmatė, aukštą žolę, kelio pakraščiuose aukštus medžius ir gėles. Vasara, bet kaip? Lyg buvo žiema ką tik. Man galva pradėjo skaudėti. Lyg galva tuoj sprogs. Iš lėto padėjau atsiminti. Ilgas kelias besitęsiantis į tolį. Miškas, lygumos, laukai, ežeras ir miškas vėl. Aš maniau, kad sapnuoju, bet kaip tai aš prisimenu. Ir staiga, aš sutrikau. Kažkokia mergina atsirėmusi į mane. Ji švelniai pašnabžda kažką į mano ausį. Tada vėl sutrikau. Ir tada vėl atsibudau čia. Kas buvo ta keista mergina? Ir tai tik buvo sapnas. Kažkodėl mintis apie tą merginą mane nuramino truputį, kad pradėjau jausti šilumą iš vidaus.
Ar gali būti, kad ji mane čia atgabeno? Todėl turiu ją rasti. Ir paskutinė vieta ieškoti yra toli nuo čia. Aš bėgau į kairę ir dešinę, staiga sustodamas, abejodamas kur eiti. Staiga bėgau ten, iš kur galėjo autobusas atvažiuoti. Sustojus atsisėdau pailsėti. Baimė po truputį praėjo, gal aš iš tikro sapnuoju. Bet tai atmečiau. Siauras kelias tęsiasi iki laukų ir dar toliau. Tai tas pats kelias iš mano sapno. Aš turbūt toli nuo namų. Ir lyg vakar nebuvo žiema, o šiandien vasara. Nors vasara būtent tokia, bet vaizdas lyg iš rusiško paveikslo peizažo iš XIX amžiaus. Aš atsigręžiau atgal ir pažiūrėjau į autobusą, kuris vos bebuvo matomas. Tai buvo geras bėgimas. Baimė mane vėl užvaldė. Tie elektros kabeliai. Žmonės turi būti čia. Aš pasiekiau tašką, kai kelio atgal nėra. Todėl bandau suprasti situaciją, kurioje aš esu. Todėl pradėjau grįžti atgal prie autobuso. Nors esu išsigandęs, priėjau vartus su Sovjonok ženklu ir netoliese stovinčia statulomis, kelio ženklai su autobuso ženklu maršruto 410. Ši vieta neatrodo apleista, nes vartai nėra aprūdiję, o sienos nepažeistos. Gali būti čia nesu vienas, nes autobusai čia važiuoja ne vieni patys. Aš apžiūrėjau autobusą iš visų pusių, kad įsitikinčiau tai ne haliucinacija. Bet kur yra vairuotojas? Aš atsisėdau ant krašto ir laukiau. Bet mano kantrybė ilgai nelaikė. Aš pasiekiau savo ribas ir po truputį tapau piktas. Net apsiverkiau iš streso. Po kelių minučių apsiraminau. Atrodo, vienintelė vieta, kur gali būti žmonių, yra už vartų. Todėl nusprendžiau eiti už vartų, bet nepriejus prie jų pasirodė mergina, kuri išlindo iš po vartų, dėvinti skauto uniformą. Staiga aš sustingau ir nebegalėjau žengti žingsnio. Tada mergina priėjo arčiau ir nusišypsojo. Aš staiga pastebėjau jos grožį, veidą, dvi auksinės kasas ir mėlynas akis, kuriuose galima nuskesti. Labas, tu turbūt ką tik atvykai?